mokytis iš jų patirties, vis tiek gausite vieną kitą perliuką gerų žinių. Ką reiškia parduoti? Gal galite atsakyti man, kaip jūs įsivaizduojate, ką reiškia parduoti? Prašau? Apsikeisti. Kuom apsikeisti? Daiktais? Bateriniai mainai. Informacija taip. Parduoti reiškia, turi laimėti abi pusės. Win-win. Jeigu jūs ateinat pas klientą, nusiteikęs apgauti, išdurti jį, manipuliuoti, natūralu, kad mūsų sąžinė kalbame sunkiai eina prie kliento. Klientas labai greitai šitą pastebi ir mūsų pardavimas neįvyko. Nuostata ateiti pas klientą turėtų būti tokia: padėti klientui nusipirkti. Klientas visada eis norint į pardavimus su tai žmonėm, kurie ateina nusiteikę duoti klientui, o ne naudos ieškoti savo. Ko labiausiai žmonės bijo atėję į pardavimus, vis tik išgirsti žodelį ne. O tai yra todėl, kad mes apsiauginam save asmeniniais dalykais. Sakysim, reikia eiti į kokią kontorą ar įstaigą, kurioje dirba mūsų pažįstamas ir mes niekaip negalim ryžtis pereiti per slenkstį šitos įstaigos, nes įsivaizduojam, kad tas būtent mūsų pažįstamas, kuris kažkada gal buvo kaimynas ar vaikystės draugas, pamatęs mus pasakys, ai tai va čia tas gyvenom ten kažkada, jie vargingai gyveno, jų gal tėtis geriau, ar mama nekokia buvo, sakysim, ne, iš jos nepirkim, nes čia nieko gero ir nebus. Ir mes sustojam, o be reikalo. Žmogus galbūt, kurį ateisit jūs pamatęs, jūs labai apsidžiaugs. Gal jūs buvot labai nuoširdus kaimynas, gal jūs buvot pats geriausias vaikystės draugas ir jis tikrai parekomenduos jums, jūs kaip gerą nuoširdų žmogų, gerą pardavėją, atnešantį gerą produkciją ir jūs tikrai padarysit gerą pardavimą šiame ofise ar kontoroje. Vėlgi, jeigu kartais klientas ir pasakytų ne, o taip dažnai būna, tai vėlgi tai yra taikoma ne jums asmeniškai. Tiesiog gal tam žmogui šiandien yra kiti prioritetyvai. Sakysim, susirgo jo ką tik vaikas, jisai rūpinasi, kaip gauti vaistų, arba ten jo laukias kokios nors rimtos derybos. Ne? Tai jam apie tą jūsų produktą mažiausiai dabar įdomu, neaktualu, bet po kiekvieno ne yra visada taip. Reiškia, tarkite su juo sekančiam kartu ir jis tikrai jūs išklausys ir pardavimą padarys. Kad įvyktų sėkmingas pardavimas, vis tik yra reikalingi 3 dalykai. Vidinė išorinė komunikacija yra labai susiję dalykai. Kas tai yra, aš galiu paaiškinti. Vidinė komunikacija tai yra, kas yra mūsų viduje, mūsų mintis, mūsų siela, mūsų akis. Ne? Ir jeigu mes ateinam pas klientą, viduje pas mus chaosas, liūdna, pikta, kažko nusivylę arba tiesiog susipykę rytą su savo artimais žmonėm, natūralu, kad mums tikrai sunkiai seksis parduoti, kad ir kaip mes energingai ir žvaliai žingsniuotumėm pas klientą, ne? Kad ir pasipuošę ir pasitempę, akis išduoda mus. Taigi, be išorinės komunikacijos vėlgi ir būtų sunku parduoti. Išorinė komunikacija tai būtų tai, kaip mes sugebam kalbėti, kaip mes sugebam pristatyti prekes ir kaip mes parduodame save atėję pas klientą. Taigi, vidinė komunikacija plus išorinė komunikacija atžingsniuojant iki durų pas pirkėją. Toliau, įėję per duris, tiesa, dar noriu tokį dalyką, aš nežinau, gal Kaune nėra būdinga, bet pas mus Šiauliuose, aš nežinau, ateina visi į ofisą ir visi kažkodėl beldžiasi. Atrodo, įstaiga dirba, darbo diena, kodėl reikėtų belsti. Žinokit, ir iš karto, lygiai tą patį noriu pasakyti, kad nedarykit tokios klaidos atėję pas klientą. Jūs automatiškai pralaimite, ne? Pabeldžiat ir įeinat ar galiu patrukdyti. Tai viskas, jūs esat jau pralaimėti, nes jūs ateinat trukdyti žmogų. Įeikit pas klientą, niekada nestovėkit prie durų, niekada nesisėskit į kampą. Bandykit sėstis šalia vienoje linijoje kartu su klientu, nesėdėkit priešais. Vėlgi, jeigu klientas geria kavą arba jums pasiūlo, būtinai gerkit kartu. Šildot klientą, šildot aplinką. Jeigu pasiūlys rūkyti, parūkykit. Todėl, kad tai yra jūsų interesai ir manau, kad iš to išlošite visi. Aišku, aš juokauju, bet žodžiu, turite susišildyti klientą ir tapti jo draugu. O jeigu ateina šalti žmonės, tai jūs išprašote? Jeigu ateina šalti žmonės, galima jas ir už durų išsakyti. Šilti? Buvo ateina. Ai, jūs sušilę gerai prasme. Irgi galima rasti kontaktą. Susišildyt klientą, o gal jisai bus Irena, o gal jis kaip tik būtų labai geras nupirkęs prekių ir nunešęs draugį kokiai padovanoti. Tai va, kad išpirkit, kad žiūrėkit kiekvienas, ką gali išpešti.
Ką žmonės perka? Žmonės perka viltį gyventi geriau. Sakykime, tai gali būti automobilis, gali būti svajonių namas, gali būti kelionė į Karibų jūras ar kur norit toliau. Bet pagrinde žmonės, va šitoj vietoj mes galim pasiūlyti didelį, kaip pasakyti, pranašumą prieš kitas firmas, kvepalai su feromonais. Ateinat pas klientą, klientas yra labai nusiminęs, jam viskas juoda ir jūs pasiūlot kvepalai su feromonais. Kas yra feromonai, tai turbūt jau visi žinot, bet galiu dar pakartoti, kad tai cheminės dalelės, kurios patekusios ant žmogaus odos, suaktyvina mūsų feromoninę sistemą ir mes tampam energingesni, išryškėja mūsų stipriosios savybės ir pasitikėjimas mūsų išauga žymiai. Ir natūralu, kad mes galim tada tikrai drąsiai spręsti visas problemas. Antras dalykas, ką žmonės perka, tai apsauga nuo blogio. Vėlgi šitoj vietoj, kaip pavyzdį aš galiu pasakyti, draudimai. Draudimai nuo nelaimingų atsitikimų, vagysčių turbūt draudžiamės visi. Ir jeigu ateinam, manau, nemažai yra draudikų pas mūsų kompanijoje, kurie labai sėkmingai daro pardavimus, kuria grupės. Ir kaip pavyzdį galiu pasakyti, mano grupė irgi buvo draudikė ir tebėra jinai, per 5 mėnesius jinai pasiekė 21%, darydama vien taip, ateina drausti klientą, pasakojam apie produktus, turbūt visi puikiai žinot, kokį atsakymą dažnai sulaukia iš klientų. Aš tikrai drausčiau, bet neturiu pinigų. Jeigu neturi pinigų, imk, mieloji mielasis papkė, iš pavadžių kaip papildomas pajamas, vėliau kaip pagrindinės. Tai va, šitoj vietoj mes irgi turim pasiūlymas, siūlom savo verslą ir žmonės tikrai būna dėkingi, kuria grupės ir jų gyvenimas gerėja. Ką daryti, kad kai mes labai norime parduoti, bet juk būna tokia situacija, mums vat nesiseka, neperka nors tu ką. O galiu paaiškinti tom, kad mūsų noras tada pasidaro labai didelis, sakysim, auga per visą mūsų kūną, natūraliai, proporcingai priešingai klientui tas noras sumažėja. Todėl, kad mes labai norim, kaip sakoma, mums eilės bėga, mes žiūrim į klientą, vos nemaldaujam, kad jis pirktų. Natūralu, žmogus nepirks. Ką daryti? Pirmiausia, siūlyčiau vis tik paleisti tą norą, nes norą iššaukia trūkumas, tas bejėgiškumas, kuris eina kartu su mumis. Ir kuo daugiau to noro turim, tuo daugiau to trūkumo pritraukiam. Čia kaip lygiai taip pat su pinigais. Kuo daugiau pinigų turime, tuo daugiau jų pritraukiame. Taigi paleiskim tą norą, paleiskim tą bejėgiškumą. Vizualizuokim, įsivaizduokim, kad mintise pateikim, kad mes ateinam pas klientą, o jis mums ir sako, ačiū, kad tu atėjai. Aš tavęs jau 15 metų laukiu. Tai jūsų feromonai, tai yra nuostabu. Siūlyk, rodyk man ir aš juos pirksiu. Taip kad vizualizuokim, nusiteikim, ateikim su pilnatvėje, su davimo jausmu, be baimės. Ir pamatysit, mūsų rezultatai bus visai kitokie. Pagrindinės pardavimo savybės, tai galbūt viena būtų iš tų entuziazmus, natūralu, kad be nuotaikos mes tikrai neteisim, nieko neparduosim. Dar toks dalykas, kaip yra optimali resursinė būsena. Kas tai būtų? Sakysim, reikia ateiti jums pas klientą, jums visiškai nėra nuotaikos. Visiškai nėra, jūs turit kažkaip ją susiaktyvinti, pakelti, ne? Jūs pabandykit prisiminti savo gyvenime atveju, kada jūs buvot labai pasitikinti savim, labai drąsus, ne? Ir natūralu, kad sąmonė prisimins šitą jūsų būseną ir jūs tikrai drąsiai galėsite įžingsniuoti. Vėlgi, šypsena. Turbūt tinklininkam apie tai jau kalbėti net nereikia. Geriau nenuoširdi šypsena, negu nuoširdus susiraukimas. Šypsokitės, mylėjai, visada prisiklijuokit lūpas, žandus su pleistrais ir kad ta šypsena jūsų tikrai švytėtų iš jūsų. Vėlgi, laikysena, kalbėsena. Tai yra vienas irgi iš stipriausių savybių, emotion ir motion, judesys ir emocija. Kaip mes atžingsniuojam stipriai, natūraliai susikelia mūsų vidinė komunikacija, mes jaučiamės gerai. Ir lygiai taip pat, jeigu mes jaučiamės gerai, mūsų vidinė komunikacija puikiai, mes ir atžingsniuojam energingai. Taip, kad žingsniuojat į pastatą, įsivaizduokit, kad už jūsų koks 100 eina, tokių kaip jūs, energingai, drąsiai žingsniuojat su šypsena veide. Ir viską darykit, mėlyje, 100%. Nepasilikit to 0,02%. Žinokit, tai yra sunku, nes tas 0,2 ir zirs jums galvoj. Be reikalo, aš tau sakiau, nesiseks, ko tu čia ėjai. Tai va, jeigu darot, darykit 100%. Kaip praeiti sekretorę? Toks dalykas yra kaip sekretorė, jūs į ofisą atžingsniuojat, už jūsų eina 100 tokių kaip jūs, energingai, drąsiai, žvaliai,
ir paklausit, ar jūs esate atsakinga už pardavimus. Natūralus sekretorė atsakys ne. Tada paprašykit, kad sujungtų jūs su pardavimų vadybininku. Dar geriau, kad jūs sužinotumėt, pasistengtumėt sužinot vardą to pardavimų vadybininko, kuris ten dirba. Ne, kad įeinat iš karto ir tariat. Prašom mane sujungti su Audriumi, pavyzdžiui. Toliau praėję sekretorė vaikščiokit kur nori. Po visus kabinetus yra jūsų baubas praeiti. Kaip paspausti pirkėją, tai yra labai paprasta ir lengva. Užduodat klausimą ir tylit. Tylit ir šypsotės. O pralaimi tas, kuris pirmas prakalė. Niekada nesakykit, mėlieji, ir nesiginčykite su klientu. Oi, kaip niekas nemėgsta gudručių. Turbūt visi iš savo patirties žinote, ne? Kai ateina, esate susidūrę su pardavėjais, kurie ateina ir pradeda mokyti jūs, kaip reikia gyventi. Ar kokia čia yra prekė, jūs esate atsilai, nieko nesuprantate. Tai va, jeigu norit ginčytis, tada, jeigu kyla noras, ignoruokite arba pritarkite. Tiesos nėra, ne? Ką mato klientas yra tiesa, ką matot jūs irgi yra tiesa. Kas gali pasakyti, kad tai yra teisybė? Kurioje vietoje? Tai va, pasistengkit nesiginčyti, o būkit geriau draugu. Ir vėlgi žinokit labai puikiai savo produktų prieštaravimus, savo produktų privalumus. Ir kaip vieną iš privalumų, gal visus tris aš pasakysiu, ko mes esam pranašesni už kitas firmas, galbūt tom, kad mes turim su pirma 160 kvepalų pavyzdžių, kurį neturi nei viena firma. Mes vieninteliai turim kvepalus vyram. Ir mes vieninteliai gaminam kvepalus su feromonais. Tai čia yra mūsų trys privalumai, kuriais mes didžiuojamės ir žingsniuojame visą galvą į priekį.